Labas, malonu susipažinti. Mano vardas Elena. Aš esu kūrybiniam lauke, nežinau, tikriausiai nuo mažens, kaip ir daugelis. Vaikystėje lankiau muzikos mokyklą, paskui dailės mokyklą. Vakar dar kaip tik prisiminiau, kaip mokyklos laikais keldavau savo pažymius, mokytojom darydama piešinius įvairiausius. Ten, tarkim, nesiseka matematika ir mokytoja sako, nupieškite piešinį ir galėsit gauti papildomą 10. Tai aišku, aš visą laiką imdavau šitus ir naudodavausi. Vėliau po mokyklos studijavau Vilniaus dizaino kolegijoje. Įgijau grafinio dizaino būtent bakalaurą ir tiesiog dirbau dizaino srity labai daug metų. Ir po viso to laiko nusprendžiau, kad vis dėlto man reikėtų pagilinti žinias ir galbūt labiau norėčiau eiti į grinai ne dizaino, bet jau tą tikrą meno lauką. Tai man atrodo būtent tos išlyginamosios studijos dailės akademijai prieš mano magistrą man buvo ta pirmoji pradžia jau to tikro ėjimo į būtent meno pasaulį, tai aš visai džiaugiuosi, pradėjau daryti instaliacijas ir taip po truputį atsidūriau čia. Roberta mane pakvietė į Enterį pirmiausia, dabar esu šitoj rezidencijoje, tai labai džiaugiuosi būtent turėdama galimybę būti čia, dalyvauti ir pristatyti savo darbus. Tai viskas yra labai paprasta, nes komercinė veikla tai yra būtent mano dizaino ir klientų užsakymai. Ir už juos taip aš gaunu pinigus, aš galiu pragyventi ir ne veltui tai yra vadinama būtent ta komercinė veikla. Ir tada yra būtent jau ta kita dalis, mano asmeniniai, meniniai projektai, kurie galbūt netgi yra kai kurie net ir neišvysta dienos šviesos, tai lieka konceptualioji idėja. Tada yra dalis, aišku, kuriuos aš įgyvendinu, bet jie reikalauja daugiau laiko, daugiau resursų. Aš už tai dažniausiai irgi iš savo lėšų tai darau, nes ne visą laiką pavyksta parašyti projektus, gauti finansavimus, tai galbūt tiesiog kartais svarbu yra apskritai nepasiduoti, nenumesti tos idėjos ir ją įgyvendinti, kad ir kaip galvotų man neatsipirks, bet iš tiesų tas atsipirkimas gaunasi tiesiog savo pačiam, padarai, džiaugiesi, savim didžiuojasi, jeigu dar pakviečia kažkur sudalyvauti, tai valio, jeigu ne, tai tiesiog padarai šventę, kad ir parodas savo ir draugam. Man apskritai atrodo, tas savo projektų pristatymas, įgyvendinimas, parodos, tai yra tokia šventė kaip gimtadienis, tu pakvieti draugų ir visi turi gerą laiką. Tai manau, tas prasminimas yra svarbus ir jeigu dar kažkam patiko iš šalies tavo darbas, tai dar geriau. Jeigu kažką tai palietė iš viso valio, tai taip ir derinu. Tai iš tiesų net nėra atsakymo į tavo klausimą, kad aš tai derinčiau, aš visiškai atskiriu kūrybą nuo komercinių. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad mano tema buvo apskritai visą tą magistrinę, aš pradėjau galvoti temą kaip apie žmonių susvetimėjimą, nes būtent įvairios medijos ir komunikaciniai kanalai skatino žmonių susvetimėjimą. Ir iš viso to pradėjus skaityti, kilo suvokimas, kad tai yra socialinio individualumo sunykimo reiškinys, kuriam daro įtaką vizualinės komunikacijos ir skirtingi kanalai. Tai tiesiog po visų skaitimų, tyrimų, aš dabar labai nenoriu įsiplėsti, nes kas žiūrės, galbūt pavargs klausyti. Tai būtent visas tas tyrimas nuėjo į erdvę romantinių santykių nagrinėjimą ir Tinder pažinčių programėlę, kurioje aš pati žiūrėdama pastebėjau, kad daugelis žmonių save pateikia kaip prekę, kaip objektą ir pagalvojau, kad tai yra labai puiki terpė tiesiog panagrinėti daug žmonių, su kuriais gali eiti į kontaktą, nes tarkim, nežinau, koks ten Facebookas ar Instagramas, tu tenai nesusikontaktuosi su tiek daug žmonių vienu metu. O Tinderyje, jie pamato tavo nuotrauką, jeigu tu patinki, tau parašo ir tai yra labai ganėtinai lengvas prieimo būdas prie žmogaus. Ir atrodo, tas meninis tyrimas vis tiek per mano asmeninę prizmę ir jisai tampa netgi, bent jau mano subjektyvia nuomonė, kokybiškesnis. Taip, tai
pasiteisino, aišku, tas susvetimėjimas ir mūsų visų tarpusavio santykiai veikiami medijų įtakos ir apskritai komunikacinių kanalų, kuriamo sintetinio profilio ir žmonių sudaiktinimo, tai labai jaučiasi visose platformose, ne vien tik Tinderyje ir aišku, tai pasiteisino. Tas visas susvetimėjimas, nes apskritai kuriama ta bendravimo iliuzija, tas dirbtinis profilis, nes mano tyrimo metu buvo sukurta mergina atitinkanti grožio standartus, Monika. Ir iš tiesų pamačiau, kad daug didesnis dėmesys buvo skirtas jai, negu, tarkim, mano asmeniniam profiliui ar ten vaikinui pasirinktam. Ir tiesiog tie sintetiniai grožio standartai tampa kaip siekiamybė, kaip norų ir daugelis žmonių to vadovaujasi, kad atrodo, aš turėsiu tą gražią prekę šalia savęs, galbūt aš jausiuosi geriau, o gal ir ne, nieks nežino. Tada į tavo kitą klausimą, ką aš išsinešiau šito tyrimo, tai apskritai visų pirma buvo labai pačiai įdomu daryti tyrimą, susipažinti su skirtingais žmonėmis, pažiūrėti, kaip jie reaguoja į skirtingus profilius, kaip jie reaguoja į nusistovėjusius grožio standartus, tai aš tiesiog patvirtinau gal savo išsikeltas tezes ir čia toks irgi savo ego šiek tiek patenkiniu, supranti, taip, aš buvau teisi. Ir kitas dalykas, tiesiog gal labiau apskritai atsargiau tada pradedi žiūrėti, dar atsargiau, būtent kuriamą tą iliuziją. Ir iš tiesų gal net šiek tiek ir tokią liūdną gaidelę išsinešiu po tokio projekto. Tada pradedi galvoti, kad gal čia viskas bus blogai, bet nėra viskas taip blogai, kaip gali pasirodyti. Tai va. Tai aš bent jau tuo metu, kai dariau šitą visą darbą, rašiau tyrimą, priėjau prie tokių išvadų, kad ateitis bus liūdna, kad daugelis tų socialinių ryšių ir santykių tiesiog pradės nykti, nes apskritai tie romantiniai santykiai jie nebeturi rėmų, žmonėm neberūpi susirasti partnerį, nes kam to reikia, yra didelis pasirinkimas, nuo to didelio pasirinkimo realiai tu nepriimi jokio sprendimo. Ir man atrodo, kad ir jau dabar tai yra iš tiesų labai daug žmonių arba lieka vieni, arba neišsirenka vieno partnerio, santykiai neturi rėmų. Azijoje labai vis daugiau yra populiarėjimo tiesiog interaktyvus, ne interaktyvus, o internetiniai, būtent antros pusės, ten vos ne hologramos, tuokiasi žmonės, nežinau, su savo sekso lėlėm ir panašiai. Tai tiesiog tie santykiai eina į tokį liūdesį ir Monika ateityje bus gal labiau netgi fikcija, bet ta fikcija bus, nežinau, gal ir holograma gali būti, aš neįsivaizduoju, arba jinai bus tiesiog tavo telefone, kaip pavyzdžiui filme Ji. Man atrodo, tai visiškai artima ir tame mes jau visai ir gyvenam. Sunku atsakyti, nes čia labai yra subjektyvu ir čia gal tas mano po to tyrimo toks liūdnas įsivaizdavimas ir negatyvus, bet žiūrint tuos visus rezultatus, skaitant literatūrą ar stebint, kas vyksta dabar, taip gali būt, bet visą laiką yra ir išimčių. Tai čia negali teigti, kad yra arba viena tiesa, arba kita, nes niekad nežinai, kaip susiklostys. Taip, tai pirmiausia, kviesiu užeiti į šį kambarį. Šitas kambarys buvo inspiracija kaip sekso bufas. Rėmiausi filmų Paris, Texas konceptų, kai tu eini į kambarį ir už stiklo sėdi mergina, su kuria tu šneki, tu ją matai, bet jinai tavęs ne, tu gali klausyti balsą. Tai čia įėjus pirmiausia tave pasitiks pagrindinės taisyklės, su kuriomis susipažini ir Tinder pažinčių programėlėje, tai būk savimi, elkis saugiai, būk aktyvus ir žaisk teisingai. Tas pačios taisyklės, kuriomis vadovaujamės mes ir gyvenime. Tarsi vadovaujamės, bet iš tiesų vis tiek tai nėra iki galo, visi žaidžia tom taisyklėm, kad pritaptų prie visuomenės normų, bet dažniausiai mes jas apeiname ir tuo pačiu netgi simuliuojame savo
tą veikimą tų taisyklių. Tai priėjus prie stalo, tenai pasitiks veidrodis, per kurį pirmiausia matysite tiesiog save, savo lakano įvaizdį, kaip sakant. Ir paspaudus mygtuką, jūs pasitiks Monika. Su Monika apturėsite dialogą, galėsite pasirinkti atsakymo variantus, kai užsidegs mygtukai, tačiau noriu nuvilti, bet jūsų atsakymas nieko nereiškia. Tai algoritmų suprogramuotos tiesiog standartinės bendravimo frazės. Ir pasibaigus pokalbiui, jisai išsijungs ir vėl liksite tarsi nežinia, kas čia įvyko. Iš tiesų gal man pačiai, kadangi aš darau tas instaliacijas, tai vis dėlto yra instaliacijos, bet tokios, kurios kuria erdvę, kuria jausmą, kad tave nuneša galbūt į kažkokią kitą aplinką, nors tu dar vis esi toj galerijos erdvėj, tada iš tiesų man patinka, kai yra naudojamos interakcijos ar garsai, bet čia ne visą laiką. Kartais tiesiog tu nori ateiti ir pažiūrėti klasikinės tapybos paveikslą, ar paskaityti knygą, ar paklausyti muzikos kūrinį. Tai čia labai yra sunku išskirti būtent tą vieną meno kūrinį, nes labai priklauso, man atrodo, nuo mūsų emocinės būsenos, nuotaikos, kaip tą dieną galų gale išsimiegoji ar pavalgai. Ir koks nuovargis ar panašiai, nes kartais iš viso netgi nesinori to meno, tu nori išeiti į gamtą, pasivaikščioti prie jūros, per mišką ir tau tai geriausias laikas ar į debesis pažiūrėti. Tai čia iš tiesų vieno atsakymo tikrai nėra, čia gali būti labai daug, nes kiekvienas menas labai priklauso nuo situacijos. Tai va. Turim, galiu liuksą parodyti?